Na, kalbėti apie visuomeninį transliuotoją Lietuvoje yra pakankamai sudėtingas uždavinys, nes Lietuvoje apie krepšinį ir televiziją išmano visi. Bet tas nebūtinai blogai. Kalbant apie tą, negausią salę, irgi nebūtinai tai blogai. Nes jeigu būtų blogai, tai manau salė būtų pilna. Buvo laikai, kai surinkdavo pilnas sales ir įvairias interesų grupės, kur vykdavo kovos dėl įtakų, panašių dalykų ir taip toliau. Tai aš dėl to iš tiesų daug kas buvo jau pasakyta, bet jeigu atsakyti klausimą tą, kuris yra mano pasisakymo tema, LRT šiandien, tai aš galiu atsakyti, kad LRT šiandien yra kaip ir vakar ar užvakar ir visus 20 metų, kai Lietuvoje buvo įkurtas visuomeninis transliavimas vietoj valstybinio, tai kova už teisę išlikti, už teisę transliuoti ir dar maksimaliai kokybiškai. Tai visų pirma, kai aš sakau už teisę išlikti, tai per tos 20 metų ne vieną kartą buvo tiesiog grėsmė fiziniam LRT išlikimui. Paskutinė ta buvo prieš porą metų, kai taryba svarstė LRT programų trukmės mažinimą ir net nutarė Lietuvos radijo programą trumpinti. Tai atsitiko dėl daugelio priežasčių, kad iš tiesų demokratinė Lietuva, norėdama sukurti, aš manau nuoširdžiai, norėdama sukurti visuomeninį transliavimą, tačiau tie, nuo kurių sprendimų tai priklausė, kaip modelį turėjo valstybinį transliavimą, kuris sprendimų priėmėjus iš esmės tenkino ir jų buvo įsivaizdavimas, kad reikia tik pakeisti veikiančiuosius asmenis, o į geresnius ir kitos problemos savaime įsispręs. Ir kitas momentas, jeigu dar vėlgi paskutinis tas momentas įstatymo pataisos, kurios buvo prieš porą metų užregistruotos, tai kas yra iš esminių tokių, sakyčiau, visuomeninio transliavimo pažeidimų, tai tarybos kadencijas pajungti politiniam kadencijam ir panašiai. Bet į tai galima atsakyti, ką jau suprato beveik visa žiniasklaida, kad valdžios kontroliuojama, šiaip žiniasklaida yra įvairi. Yra gera ir bloga, geresnė ir blogesnė, kokybiškesnė ir nekokybiškesnė, bet viena yra bloga, tai ta, kuri totaliai kontroliuojama valdžios. Tai mes tuos pavyzdžius turim čia netoli ir vieną, sakykime, apie Minską, kitą šiek tiek toliau Rusijoje, bet net ir ten, manau, po paskutinių gruodžio įvykių Maskvoje suprato, kad valdžios kontroliuojama televizija yra tokia granata rankose, kuri gali pati susprogti, nes vis tiek konkurencinė aplinka 21 amžiaus yra kitokia negu 20 pabaigos ir naujosios medijos privertė tradicinės medijas reaguoti į jų egzistavimą ir apie protestus pranešti, kiek galėjo nutilėti. Reiškia, porą savaičių nutilėti, bet galų galėtų buvo priversti pakankamai objektyviai informuoti apie tai, nes tiesiog elementarų skaičiai rodė, kad didžioji dalis, kad tiksliau ne didžioji dalis, o nemaža dalis visuomenės jau gyvena kitose medijose, tai yra internete ir panašiai, kuris nėra kontroliuojamas. Kalbant apie, LRT ir bendrai Lietuvą kaip valstybę, tai
reiškia, nors mūsų visų motina yra radijas, dabar vis tiek, sakydami LRT, dažniausiai turi galvoje televiziją ir dar televizijos pirmąjį kanalą, o visa kita kaip ir, reiškia, pranyksta. Nors šiuo metu LRT transliuoja LTV1. Tai beveik 7000 valandų per metus. LTV2 taip pat panašus skaičius ir trečiasis kanalas LTV Volt, kuris transliuoja 24 valandas per parą, tai susidaro beveik 9000 valandų. Ir analoginė padėtis yra radijui, tai yra, kad pirmas Klasika ir Opus 3 taip pat tie absoliutų skaičiai panašus. Taigi, tai yra milžiniška organizacija. Mes skaičiuojam, kad mūsų viduje iš tiesų yra 7 midijos, 7 be 3 radio kanalų ir 3 televizijos, 7 yra internetas, kuris ir yra, sakykime, visų tų kanalų sinergija. Dėl to, kad, jeigu neklystu, mes vieninteliai transliuojam savo televizijos ir radio programas realiuoju režimu internetu. Tai yra ir 3 televizijos, ir 3 radio programas mes transliuojam taip kaip eterį, kitaip sakant, vietoj televizijos aparatų šiuo metu užtenka kompiuterio, kad galėtų matyti mūsų programas. Ir tai, manau, svarbu yra, nes šiuo metu ta technologijų kaita, iš principo, tą galima pavadinti ir paprasčiau, tiesiog yra techninių priemonių kaita, kaip tu gali matyti televiziją. Tai jeigu dar kitaip tariant, kad keičiasi ne tiek televizija, kiek keičiasi priemonės ją matyti ir atsiranda galimybės, sakykime, pačiam naršyti, ieškoti ir taip toliau, kaitalioti savo susidėlioti, jeigu programa naujausias mūsų, reiškia, pavyzdys, tai jau visų 6 kanalų transliacija mobiliaisiais telefonais ir taip pat tuo pačiu realiuoju režimu. Ir manau, kad greitų laikų čia bus ir daugiau pasiekimų. Bet viena iš mūsų iš tiesų problemų, ir kalbant apie LRT, su kuo ir mes susidurėm, tai yra supratimas žmonių apie mus, tai iš tiesų nesuvokia mūsų dydžio. Ir vertina pagal tą kasdieninį matymą. Tai žiniavo laida, sakykime, patikusias programas ir taip toliau. Tačiau, ir čia gal sakau tam tikras paradoksas, kad norint iš tiesų įvertinti tikrąją LRT kaip bendros visumos reikšmę, tai reikėtų kuriam laikui ją uždaryti, tada būtų suprasta, kokia tuštuma atsivėrė tiek informaciniai rinkoje, tiek kultūroje ir panašiuose dalykuose. Tai vien galima pasakyti, pavyzdžiui, kad tokių skaičių, kurie galbūt nežinome, tai vien praeitais metais įrašyta 13 valandų operos ir baleto spektaklių. Ir čia televizija kalbu. 118 valandų klasikinės muzikos koncertų. Tai, ką kalbėjo apie tą išliekamąją vertę. Kitaip sakant, jeigu kalbėti apie LRT, čia ponas Juškevičius pasakojo apie Prancūzijos tą elektroninės fiksacijos įstaigą, kur iš esmės užrašo viską, kas pasirodo Prancūzijos eteryje elektroniniai žiniasklaidai, tai mes iš dalies irgi atliekam tą funkciją, pagal kurią ateities kartos spręs, kaip gyveno Lietuva tuo metu. Ir aš noriu pasakyti, kad šitose srityse mes konkurentų neturim ir tai nėra būtinai reiškia gerai, tačiau
nėra daugiau besidominčių, niekas nepretenduoja transliuoti iš filharmonijos. Čia mūsų nišinė padėtis. Ir kalbant apie archyvą, tai dar galima sakyti ir 8 organizacija, kad LRT yra ir bendrai LRT yra ir vienas didžiausių Lietuvos atminties saugotojų. Ta funkcija atliekama, reiškia visą laiką buvo atliekama, dabar jinai profesionaliau, nes vyksta 2 skaitmenizavimo programos, tai yra ir video, ir audio, čia europinės lėšos pasitelktos buvo, bet aš manau, kad jeigu žiūrint, reiškia, strategiškai, tai šita mūsų veikla nėra mažiau svarbi už pagrindinę mūsų veiklą, transliuoti kasdieninę programą, tik tai galbūt tos reikšmės dėl objektyvių priežasčių šiandien mes nesuprantam arba ne iki galo supranta nei visuomenė, nei tie, kurie skiria lėšas. O šiaip, jeigu apibendrinant, tai beveik visą tą laikotarpį su nedideliom išimtim aš kalbu apie visuomeninio transliavimo patirtį Lietuvoje. Tai iš tiesų, kaip minimum pusė laiko buvo skiriama teisė išlikti, teisė apsiginti, būti maksimaliai nepriklausomiems ir kita laiko dalis visiems kitiem dalykam. Tai dėl to aš manau, kad Lietuva nėra įvykdžiusi Europos Sąjungos rekomendacijos, jog šalys narės privalo užtikrinti visuomeniniam transliavimui atitinkamą ir stabilų finansavimą. Tos klausimus viename straipsnėje yra išnagrinėjęs Žygintas Pečiulis pakankamai išsamiai, aš nenoriu kartotis, bet galite pasiskaityti. Ir žvelgiant į foną, kuris dabar yra, yra 2 kriterijai, pagal ką vertinamas visuomeninis transliavimas, tokie 2 paprastieji. Tai visuomeninis, ar yra visuomeninis transliuotojas, ar koks nors kitoks. Tai viena nuo valdžios nepriklausomas valdymas, tai jis šiuo metu yra įtvirtintas daugiau ir mažiau. Tai yra ir pagal, reiškia, tarybos formavimo tvarka, kuri tikrai yra viena tobuliausių, vien dėl to, kad tarybos nariai negali būti atšaukti. Ir antras kriterijus, tai nuo kažkieno tai asmeninės valios nepriklausomas finansavimas. Nuo valdžios valios nepriklausomas finansavimas. Tai šitas kriterijus Lietuvoje nebuvo įgyvendintas ir kol kas nėra, reiškia, didelių vilčių, kad jis bus įgyvendintas, o ypač jeigu dar pridėjus ilgalaikis finansavimas, kad būtų kažkokie kriterijai. Ir to finansavimo nebuvimas trukdo ir bent kiek ilgesniai strategijai, nes kiekvienais metais LRT biudžetas yra, kaip sakoma, nežinia nuo ko priklausantis, jis gali 5 procentais padidėti, bet gali ir 30% sumažėti ir neatsižvelgiant į jokius objektyvius kriterijus. Tai aš kai kalbu, kad tas trukdo plėtrai, taip čia teisingai kažkuris kalbėtojas kalbėjo, kad LRT, pavyzdžiui, televizija šiuo atveju, gal ir būtų skaitmenoj, turėdama tinklą, pajėgė sukurti savo muzikinį kanalą. Ir tai galėtų būti, sakykime, bent jau klasikinės muzikos kanalas, tai mūsų fondai tą leistų padaryti, tokį lietuvišką Metso atitikmenį. Tačiau to
nerekomenduočiau daryti per greitai, nes ryškiausias pavyzdys buvo LTV valdos, kai buvo priimti ir Seimo nutarimai, patvirtintos finansavimo programos ir kai buvo pasirašytos su transliuotojais ilgalaikės sutartys, buvo nutarta to reikalo nefinansuoti. Tai čia gali nutikti su bet kokiu mūsų įsipareigojimu. Tai esminis dalykas, kad visuomenės deleguojami įpareigojimai mums niekaip nekoreliuoja su įsipareigojimais tas veiklas finansuoti. Ir dėl to nutinka tam tikri, sakykime, force majeure ir panašus dalykai. Tai kalbant tokiais bendrais bruožais, nepaisant visko, aš manau, kad LRT turi tai, ką siūlo mūsų būsimoji strategija, tai kad galima atskirti su nedidelėm išimtim galbūt, jog tai kalba ir rodo LRT. Ir tą, aš manau, atskiria žmonės ir manau, kad tai ir yra siekiamybė. Ir kiek rodo, reiškia, iki šiol buvusios apklausos, tai LRT vis dar patikimiausia žiniasklaidos priemonė Lietuvoje. Tai dėkui.